galėsime tęsti mūsų susitikimą. Tai prašom pasidalinti šios savaitės atradimais ir suvokimais. Iš esmės visi pasikartojantys skaičiai turi vieną reikšmę. Tai yra du aspektai šitam. Vienas aspektas tai yra, kad pasikartojantys skaičiai tiesiog reiškia sinchronizaciją. Ir toje vietoje tai tiesiog indikuoja, kad tuo momentu, kas yra galvojama ar kas yra mąstoma, tai yra, reiškia, sinchronizuotos energijos, kurios, sakykime, iš esmės kažkokiu tai aspektu aukštesnės sąmonės yra pritariama. Tai sinchronizuojasi su to, kaip aukštesnė sąmonė tą norėtų matyti ar rekomenduotų matyti. Ir kaip žmogus būtent mąsto ar elgiasi, kad tai yra sinchronizacija. Tai čia yra vienas aspektas, o kitas aspektas tai tada jau yra, koks skaičius yra renkamasis. Ir, visi skaičiai turi savo tam tikras reikšmes, kurios, aišku, yra kažkiek atsitiktinai sutampa su ir mūsų situacija, bet yra ir bendrinės reikšmės ir šiuo atveju 5 tai yra išėjimas už savo mąstymo ribų. Nes 4 iš esmės kaip ir reiškia kubas, tai yra mūsų mąstymo kubas, tai yra kai viskas yra taip, kaip yra subalansuotai, taip sakant, taip kaip mes žinom, kad tai turėtų būti. Bet 5 jisai dadeda vieną kraštinę ir tai mus pradeda išvesti iš mūsų, taip sakant, mąstymo kvadrato ir mes einame kažkokią naują minčių kryptį. Tai yra tiesiog iš esmės galima būtų vadinti pokyčiais, kad mes atvedam link pokyčių. Ir šitoje vietoje, kai mes esame situacijoje tarp dviejų situacijų, tai yra, kai mes turime rinktis, link kur mes save vesim. Tai yra sudėtinga situacija, bet esmė yra, kad mes turim priimti sprendimą. Esmė yra šitoje vietoje, kas mums dažniausiai yra reikalinga tokioje situacijoje išmokti. Tai yra, kaip reikia priimti sprendimą ir kaip mes tą sprendimą turim priimti. Čia nėra, žinoma, mes galim žiūrėti į tai, kad koks mūsų gyvenimas bus, jeigu eisim viena kryptim ar kita kryptim. Tai čia yra taip. Bet pats sprendimo momentas yra labai svarbus, nes tai mums padeda labiau suprasti save. Kodėl mes priimam vienokius sprendimus ar kitokius sprendimus. Pagrindinė pamoka duodama šitoje vietoje aukštesnės sąmonės, tai atkreipti dėmesį į savo, sakykime, kaip mąstymą ir kokiu pagrindu mes priimam sprendimus ir kuo mes vadovaujamės. Mes turim labai atsižvelgti į savo jausmus ir į savo sąžinę, ar mes esam sąžiningi savo, ar mes tikrai elgiamės taip, kaip mes žinom, kad yra geriausia, kad mums būtų ir taipogi ir kitiem, ir kuo mes vadovaujamės. Čia yra tam tikras kritinis momentas, kai labai yra gera galimybė išanalizuoti savo jausmus ir suprasti, ko mes iš tikrųjų norim. Nes yra tokie dalykai, kaip vadinami paviršutiniai jausmai. Tai yra, kur mes žiūrim ir mums atrodo, čia tai bus gerai. Bet mes turim suprasti, kad yra vadinami gilesni jausmai, tai yra ilgalaikiai perspektyvoj, kas man bus geriau. Tai yra ne kad dabar staigiai aš patenkinsiu savo kažkokį tai poreikį, o kas man ilgalaikiai perspektyvoje yra svarbiau. Tai toj vietoj tiesiog mes turim žiūrėti daugiau iš platesnės perspektyvos, bet taipogi vienintelis būdas, kaip mums teisingai spręsti tą situaciją, tai atsigręžti savo vidų, pažiūrėti ilgalaikiai perspektyvai, ko širdis mano iš tikrųjų trokšta. Ir tada žiūrėti pagal savo sąžinę, kiek man dabar sąžiningai yra realu priimti vieną ar kitą sprendimą. Ir toje vietoje būtent tokiu būdu analizuoti tą situaciją. Čia yra būtent šitos situacijos pamoka, ką reikia išmokti. Šitoje vietoje dabar reikia, esant dar tam laikui, dar kol yra to laiko, kol sprendimas nebuvo atliktas, sakykime, vieną ar kitą pusę, fiziškai ta prasme, tai reikia toje vietoje atlikti tokią vidinę analizę ir
Čia va toks namų darbas dabar aukštesnės sąmonės siunčiamas. Bet tai toje vietoje tiesiog, bet čia šita analizė, jinai neturėtų būti mentalinė analizė, kur mes esam pratę prie mentalinės analizės, kur mes svarstom tas geriau ar anas geriau. Tai šitas daugelis žmonių šitą moka, bet kai kurie žmonės yra pamiršę apie kitą funkciją, tai yra jausmų analizė. Tai yra, kaip mes ilgalaikiai perspektyvoj jausimės geriau ir kaip dabar yra geriausiai elgtis šiuo momentu. Ar gal šiuo momentu yra sveikiau atsitraukti ir pabūti kažkur kitur, truputėlį, sakykime, leisti ataušti dalykam ir paskiau persigrupuoti. Ta prasme, iš esmės, kaip mes taip kalbam, tai mes turim suprasti, kad mesgi nekalbam čia apie vykimą už planetos ribų, kur niekados nebegrįšim, ar ten į kitą pasaulio galą, kur irgi šiais laikais nebėra jau ten tokia neįmanoma kelionė kažkokia. Čia nėra kelionė į vieną pusę be bilieto atgal. Čia yra tiesiog, kad šiuo momentu mes renkomės tokį patyrimą šiam etapui. Ir kartais yra taipogi labai vertinga, sakykime, atsitraukti nuo situacijos ir išvykti į kažkokią neutralią energiją, nes kai mes esame situacijoje, tai tada ta situacija, sakykime, mus ganėtinai įtakoja ir, tam tikrą prasme užvaldo. Ir toje vietoje mes negalim, sakykime, blaiviai matyti tos situacijos. Tai gan protingas sprendimas neretu atveju yra atsitraukti nuo tos situacijos ir, pabūti kažkaip fiziškai atskirai nuo tos situacijos. Ir kai mes pabūnam fiziškai atskirai, tada mums energijos persikrauna, mūsų jausmai persikrauna ir įvykus tai perkrovai, tada mes blaiviau pamatom tą situaciją. Ir kai mes blaiviau pamatom tą situaciją, tada mes labiau įvertinam ir tada mes, tarkim, išbandę vieną variantą, dabar, tarkim, išvykti iš Lietuvos, mes aiškiau pamatytume tada, ar tikrai mes norim būti, tarkim, atskirai nuo Lietuvos ir kur mes geriau jaučiamės vienoje ir kitoje situacijoje. Ir jeigu mes ten matysim, kad vis dėlto ten yra geriau, kai esam atskirai nuo tos situacijos, kuri dabar yra Lietuvoje, tai tada galbūt taip ir yra geriau. Bet jeigu mes matysim, kad vis dėlto nesijaučiamės pilnai sąžiningi savo toje vietoje ir tai nėra geriau, tai yra tiesiog, kad mums išvykimas buvo skirtas tam, kad mes įvertintume esamą situaciją iš šono. Tada galima pasiryžti būtent tam sugrįžimui, bet jau mes tada sugrįšim užtikrinti, nes jau toje vietoje mes nebeabejosime tą situaciją, nes mes toje vietoje jau būsim išbandę alternatyvias energijas ir sakysim, viskas aišku, aš jau išmėginau, man tikrai yra geriau, sakykime, Lietuvoje su ta situacija gyventi, negu būti atskirai nuo tos situacijos. Tai va tada galim išbandyti save toje vietoje. Iš esmės rekomendacija būtų taip išmėginti, nes dabar esant toj situacijai, kur mes esam, mes ją matom tik iš tos perspektyvos, kai mes esam toj situacijoj. Mes nematom tos situacijos iš šono. Mes nematom, taip sakant, nepaveikti tos situacijos. Ir jeigu mes išvyktume ir pažiūrėtume į tą situaciją bent jau kurį laiką iš šono, mes kitaip įvertintume tą situaciją. Tai būtų sveikiau toje vietoje, nes mes turėtume alternatyvų požiūrį. Na taip, bet toje vietoje nebuvo, kai anksčiau buvo gyvenama užsienyje, nebuvo šitos dabartinės situacijos. Tai čia tik dėl dabartinės situacijos, ta prasme, kad ją pažiūrėti iš šono, kai atsitraukiam nuo jos fiziškai, kaip tai keičia mus ir kaip tai įtakoja mus, kaip mes tada jaučiamės. Ar mes jaučiamės geriau, kad mes atsitraukiame tos situacijos, ar mes jaučiamės ne taip gerai, kad mes nuo jos atsitraukėme ir mes matom, kad ne, vis dėlto man reikia būti toje situacijoje, aš turiu ten būti gyvai. Ir tada išsispręs viskas, tada bus viskas aišku, kad ne, atkrenta, sakykime, užsienio kelionės, nes man geriau yra būti toje situacijoje, bet kokią kainą, kokia
kokią reikės sumokėti, aš ją sumokėsiu vardan to, kad galėčiau būti toje situacijoje. Na, visą laiką galima, taip sakant. Jo, kartais, kai mes nežinom, kokį sprendimą priimti, tai tada mes taipogi turim atsižvelgti į tą faktorių, kad kai kurie mūsų sprendimai yra iliuziniai. Tai yra, kad mes galvojam, kad mes turim pasirinkimą, tai iš tikrųjų to pasirinkimo nėra, nes tą pasirinkimą mes tik tais galvojam, kad mes turim tą pasirinkimą, bet kai mes pamėginam ir, sakykime, priimti vienokį ir kitokį sprendimą, matom, kad nesigauna niekas, tai tada, kaip ir, sakykime, vadinamas likimas apsprendžia mūsų galimybės, nes mes pamatom, kad mūsų įsivaizdavimas, kad mes turim pasirinkimą, buvo tiesiog iliuzinis, nes kitur nesiklosto dalykai, nieks nevyksta. Na, fiziškai kelionės laiku yra įmanomos ir tiesiog, kad tai yra labai reguliuojama ir draudžiama, dėl to, kad tai turi labai daug problemų, nes jeigu mes keliaujam į praeitį arba į ateitį, tai keičia tą praeitį arba tą ateitį. Ir dėl to tai yra labai stipriai reguliuojama. Tai beveik niekas negali iš esmės to daryti, nes taip pridaro labai daug problemų. Visais įmanomais būdais ir neįmanomais. Tai tiesiog tai yra labai stipriai reguliuojamas procesas. Taip, šiandien tuomet galim pakalbėti tema apie psichinę įtaką ir kontrolę. Tai šitas reiškinys galbūt mums labai gerai matytųsi ir tos perspektyvos apie tą vaiko mamą ir jos mamą. Šitą perspektyvą ganėtinai matosi, bet yra ir daug, aišku, kitų perspektyvų šiuo klausimu. Esmė yra tokia, kad nuo ko mes turėtume pradėti šią analizę, tai mes turime atskirti, kas yra įtaka ir kas yra kontrolė. Nes kartais nėra to atskirimo. Kartais žmonės apjungia tuos dalykus ir galvoja, kad įtakoti reiškia tas pats, kas kontroliuoti. Ir žmonės neatskiria to. Bet skirtumas yra didelis, nors iš pirmo žvilgsnio atrodo ir ganėtinai tiesiog subtilus. Nes energetiškai, kai žiūrime į šį procesą, tai yra, kad mes siunčiam energiją kito žmogaus atžvilgiu su tikslu paveikti tą žmogų. Ne tiek, kad paveikti tą žmogų, bet galbūt paveikti jo, iš esmės turiu sakyti, kad paveikti tą žmogų, nes viskas yra to žmogaus dalys, jo mąstysena, ar jo jausmysena, ar jo elgsena, tai yra to žmogaus dalys. Tai bet kokiu atveju mes per kažkokią tai vietą, ar per jo mintis, ar per jo jausmus, ar per jo veiksmus mes norim paveikti kitą žmogų. Tai dabar energetiškai žvelgiant į tą procesą, tai yra tas pats. Mes norim paveikti kitą žmogų. Bet tada išsišakoja į dvi atšakas tą energiją. Tai yra iš kokios, sakykime, perspektyvos mes norim paveikti tą žmogų. Ir čia atsiranda dvi tos šakos, tai yra įtaka ir kontrolė. Tai dabar įtaka tai yra, kai, sakykime, mes norim, sakykime, padaryti tam žmogui poveikį, bet mūsų tas poveikis yra, pavadinkim jį neutralus. Neutralus tai reiškia, kad mes nesitikime iš to rezultato. Mes neturim lūkesčių toje vietoje. Ir jeigu mes neturim lūkesčių, tai reiškia, kaip ir mums yra vienodai kas gausis, bet mes padedam dėl kažkokios tai priežasties, darom tą įtaką. Ir neretu atveju tai yra, tarkim, dėl psichinio kontrakto. Tarkim, mes turim psichinį kontraktą, kad, tarkim, žmogus ateina konsultacijai ir jisai tikisi kažkokiu tai patarimų ar kažko tais. Ir toje vietoje žmogus, kuris turi kitokią perspektyvą, nes jisai nėra toje situacijoje, tai jam yra lengviau matyti tą situaciją iš šono. Ir jeigu jis dar turi kažkokio ir blaivaus mąstymo, tai jisai tada gali įnešti blaivaus požiūrio į tą situaciją. Tai toje vietoje tuomet žmogus ateina, jisai sako, prašau man patarti šiuo klausimu,
pasakyti savo perspektyvą ir tuomet tas įtakojantis žmogus gali pateikti savo tą perspektyvą tuo klausimu ir tuomet, kai ta, sakykime, perspektyva yra išreikšta, tai jau tuomet yra pačio to perspektyvos gavėjo klausimas, ar jisai tą perspektyvą priima, tą daromą įtaką ar ne. Tai yra pasirinkimas pačio to, kuris, sakykime, tos įtakos prašė. Tai yra jo pasirinkimas toje vietoje. O tos įtakos davėjo, sakykime, kaip ir nėra atsakomybė, ar ta daroma įtaka bus įvykdyta ar ne. Tai čia yra pirmas variantas, kuris yra, ką mes vadintume, sakykime, šviesos perspektyva, šviesos kelias šiuo klausimu. Tai yra, kad tai yra tiesiog kaip suteikimas tokio vedimo, suteikimas pagalbos, bet galutinis sprendimas yra pačio to žmogaus, kuris, sakykime, prašo tos įtakos. Bet šitoj vietoj yra teisingas būdas. Dabar galim pažvelgti į tai, kas būtų, ką mes galėtume pavadinti neteisingas būdas. Dabar kodėl mes naudojam žodį neteisingas? Neteisingas dėl to, kad kai mes perinam į kitą atšaką, tai yra į kontrolės atšaką, tai kontrolė jinai gali būti, sakykime, teisinga kontrolė, bet kontrolė yra reikalinga tik tokiu atveju, jeigu tas žmogus, kuris yra kontroliuojamas, jisai neturi ryšio su savo vidiniu vedimu. Tai yra, jisai yra išsiderinęs. Tai yra, jisai neklauso savo sąžinės, neklauso savo širdies ir ten vadovaujasi būtent kažkokiom neaiškiom, vėlgi yra įtakos, bet tos įtakos yra neaiškios. Kam ten girdi kažkokius balsus galvoja, ten jiem liepia kažką daryti ir jisai tais liepiniais vadovaujasi ir žino, kur atsiranda ir kuo užsiima. Tai toj vietoj tada atsiranda ta neteisingas tas aspektas, kad tokius žmogus, sako, reikia kontroliuoti, nes jis nesivaldo, jis nėra prognozuojamas, jis nėra valdomas. Tuo atveju kontrolė atsiranda automatiškai, tarkim, kaip yra pas mus kelių eismo taisyklių kontrolė. Tai yra, kad yra kontroliuojama, kad visi turi važiuoti tvarkingai, turi laikyti kelių eismo taisyklių, nurodyto greičio, sukti ten, kur galima, važiuoti specifinę kelio juostą ir panašiai. Tai toj vietoj tam, kad išvengti chaoso, nes būtų tikrai, sakykime, kaip karo zonoje tada, jeigu visi vairuotų kaip kas nori, tai toj vietoj kaip ir ta kontrolė yra reikalinga. Bet tai yra tik dėl to, kad tie vairuotojai nėra susiligiavę su savo sąžinė širdim. Jie vairuoja atsitiktinai. Jie vairuoja užvaldyti emocijos, ar ten užsisvajoja gal kažko nemato, ar panašiai. Ir toje vietoje tai kelia problemas. Dėl to yra reikalinga kelių eismo kontrolė. Tai šitoje vietoje, sakykime, dar tas aspektas yra suprantamas. Bet kitas aspektas yra, kai mes atsiduriam tokioje situacijoje, kai kitas žmogus, jisai nori kontroliuoti ne dėl to, kad tas kitas žmogus ten, sakykime, nėra susiligiavęs ar panašiai. Tai neturi jokios reikšmės, o jisai nori kontrolės tik dėl to, kad jisai nori kontroliuoti kitą žmogų. Ir toj vietoj prasideda problemos. Tarkim, kai mes turėjom visą tą covidinę situaciją, buvo pasaulyje daug kontrolės. Bet visa ta kontrolė neturėjo jokios reikšmės ar vertės. Nes tyrimai labai akivaizdžiai parodė, kad visi tie reikalavimai neturėjo jokios vertės absoliučiai. Nes buvo valstybės, kurios nevedė jokių reikalavimų ir turėjo tokius pačius ar net geresnius rezultatus negu tos valstybės, kurios vedė tos reikalavimus. Tai buvo indikatorius, kad tai neturėjo nieko bendro su tuo, kad tai turėjo kažkokią vertę, tai buvo tiesiog dėl kontrolės.
Tai va, taigi mes einam į tokį, sakykime, scenarijų, kai kažkas kažką kontroliuoja tik dėl pačios kontrolės, nes jisai nori jaustis galingas, kai jisai gali kitą valdyti ir sakyti jam, tu turi daryti šitaip. Ir kitas jo klauso, tai tada yra vadinamas procesas galios perdavimas. Tai yra tas žmogus, kuris valdo kitą žmogų, tai tas valdomasis, jisai netenka savo psichinės galios, nes jisai savo psichinę galią visą atiduoda tam valdančiajam. Tai yra tas, kuris valdo, tas, kuris kontroliuoja, perima psichinę galią iš to valdomojo. Ir tai yra vadinamas vergo ir valdančiojo principas. Tai yra valdantysis, kuris duoda nurodymus, ir tada yra vergas, kuris tik tais klauso tų nurodymų. Tai va, tai toj vietoj, tai šitas principas, sakykime, mūsų esamoj hierarchiniai pasaulio valdymo sistemai, na, tai yra dalykas, kaip dalykai veikia šitame pasaulyje, bet tai toli gražu nėra tas dalykas ar tas principas, kuriuo būtų rekomenduojama vadovautis, žvelgiant iš aukštesnės sąmonės perspektyvos. Dėl to lygiai taip pat ir mūsų aukštesnė sąmonė, jinai nėra kažkoks kontrolės maniakas, kuris tik tais neduoda jokio pasirinkimo. Sako, turi daryti šitaip, arba, taip sakant, daugiau jokių kitų variantų. Tai va, tai to kontrolės maniakiškumo nėra. Yra taip vadinamas laisvas pasirinkimas. Ir va, tas laisvas pasirinkimas yra susijęs su tuo, kad žmogui yra duodama, taip sakant, alternatyvos. Gali elgtis šitaip, jis gali elgtis anaip, trečiaip ir ketveriaip. Ir tai yra tai, ką mes vadinam mūsų, vadinamu, kaip asmenybės augimu. Tai yra mes ugdom savo asmenybę per tai, kad mes priimam sprendimus ir mes tada mokomės. Ir būtent mūsų mokymasis ateina iš to, kad mes priimam vienokį sprendimą. Mes pamatom, kad dėl to priimto sprendimo mes jaučiamės neįtin gerai. Ir jeigu mes tęsiam tą ignoraciją ir toliau galvam, nieko čia tokio, aš nelabai gerai jaučiuosi, bet aš tą ignoruosiu, tai mes turim tokią teisę, bet turim žinot, kad tai turi savo pasekmes. Nes pasekmės yra tos, kad jeigu mes save vedam tais nesveikais jausmais, tai tada mes pradedam sirgti, nes mes esam nesusilygiavę su savo aukštesnė sąmonė ir tiesiog kitaip neišeina toje vietoje. Tai va, tai šitoje vietoje tada gaunasi, kad mes, taip sakant, nusivažiuojam. Ir jeigu mes nusivažiuojam, tada mums reikia susilygiuoti vėl. Ir tai vietoj mes turim tą laisvą pasirinkimą. Mes galim savo leisti nusivažiuoti, paskiau vėl susilygiuoti. Ir žmonės kartais šokinėja tarp tų, kartais leidžia savo daugiau nusivažiuoti, kartais ten sugrįžta, vėl nusivažiuoja. Tai va, tai toje vietoje visi tie dalykai yra įmanomi. Vienintelis dalykas, į ką siūlyčiau atkreipti dėmesį, tai kad, sakykime, nerekomenduotina yra per daug nusivažiuoti. Nes per daug yra atvejų, matytų, kur žmonės, sakykime, save veda kažkokia tai kryptimi ir vesdami save tą kryptimi, kuri nėra sulygiuota, ta prasme, su jų aukštesnė sąmonė. Jie sako, aš noriu pažiūrėti, kaip toli ir giliai aš galiu nusivažiuoti. Ir kas gaunasi to vietoj, tai kad kai jie ilgą laiką save taip nuveda į šoną, finale paskiau, kai jau jie pradeda, sakykime, matyti, kad jau aš nuvažiavau pakankamai ir jie sako, jau man laikas grįžti atgal, statistika vis tik yra šiek tiek liūdnoka, kad tie žmonės jau, sakykime, čia kaip į tą pelkę kažkokią bristi, ar į slenkančio smėlio tą, kaip yra duobės tos. Ir kad mes einam gilyn ir mes sakom, noriu pažiūrėti, kaip giliai aš galiu įbristi į tą pelkę. Mes brendam ir jau kai brendam iki tiek, kad jau ten vanduo, sakykime, pelkės jau mum į burną patenka ir jau tada jau mes pradam dūst ir jau mes tada sakom, jau užtenka, jau noriu išlipti iš tenai. Ir tada mes pradam maskatuotis, kapatotis ten, bet problema būna ta, kad jau būna per vėlu, nes jau mes pradedam prisemti burną to vandens
Ir kuo daugiau mes maskatuojamės, tuo labiau mes grimstam ir neretu atveju tie žmonės ir nugrimsta. Tai žmonės daro tokius keistus eksperimentus su savo gyvenimais ir teko matyti jų daugiau negu vieną tokį eksperimentą ir daugiau negu vieną kartą teko įspėti žmonės, kad to nedarytų, bet jie galvoja, kad jie yra gudrus ir jie labai savim pasitikė ir viskas bus gerai. Bet tai aš tiesiog galiu tik tikėtis, kad jiems viskas yra gerai, bet neretu atveju nesimatė, kad jiems ten būtų buvę gerai po tų eksperimentų. Tai tiesiog eksperimentas, į kurį nėra rekomenduojama per daug eiti, nes kiti žmonės tiesiog sako, aš noriu patirti, kas yra tamsa, kas yra tam tamsos jėgos, noriu labiau pažinti tos dalykus, noriu labiau suprasti juos. Ir pernelik pasineriai tos dalykus. Tai šitoje vietoje tiek apie tai. Tai dabar grįžkim prie tos įtakos ir kontrolės. Esmė yra tokia, kad su žmonėmis yra tokių keistų dalykų, kad žmonės, sakykime, turi tendenciją apvilkti energijas kitų energijų pavidalais. Ir kaip tekę matyti vėlgi ne kartą gyvenime, turbūt ne vienam yra tekę susidurti su tokia situacija. Tai yra žmonės, kurie, sakykime, geranoriškai teigia, kad jie nori padėti. Ir tai ypatingai toks anekdotiškai ganėtinai tinkamas pavyzdys. Tai yra apie taip vadinamas geranorės močiutės. Tai yra močiutės, kurios sako, oi vaikeli, aš noriu tam tau viso ko geriausio. Ir tada tos močiutės sako, tu turi daryti šitaip, tu turi daryti taip ir turi daryti taip ir tau vaikelį bus nuo to tik viskas geriausia. Ir atrodo, kad tos močiutės yra labai geranoriškos ir tikrai nori padėti, bet ta jų pagalba gaunasi ne tokia, kad aš noriu tau padėti, kad tu taptum geresnė savo versiją. Tai yra tai, kuo tu nori tapti. Ta pagalba ateina iš tos perspektyvos, kad aš noriu, kad tu taptum tuo, kuo aš noriu, kad tu taptum. Ir taip, kaip aš noriu tave matyti. Ir kas gaunasi to vietoj, tai kad būtent ta tariamai įtaka nekalta yra daroma, bet ta įtaka, jinai tik tais pridengia iš tikrųjų norą kontroliuoti. Tai yra, kad aš noriu, kad tu būtum toks. Aš noriu, kad tu būtum taip, kaip aš noriu, kad tu būtum. Aš nenoriu, kad tu būtum toks, koks tu nori, kad tu būtum. Aš noriu, kad tu būtum toks, koks aš noriu, kad tu būtum. Ir šitoje vietoje močiučių pavyzdys yra vienas. Bet taipogi neretu atveju mes susidurėm su tuo elementariuose santykiuose. Vienas variantas yra santykiai su tėvais. Tai yra, kai tėvai nori kontroliuoti savo vaikus tiesiogiai. Kitas variantas yra santykiai, tarkim, su kažkokiu gyvenimo partneriu, kur kitas partneris irgi sako, aš noriu tau padėti, kad tu taptum geresnę savo versiją. Bet iš tikrųjų vėlgi neretu atveju tai yra tik pridengtos energijos, kur žmogus sako, kad jis nori padėti kitam tapti geresniu savimi, bet iš tikrųjų jisai nori paversti kitą kažkokią tai savo vaizduotės versiją. Tai yra, jisai mato, kad aš matau tavyje, kad aš norėčiau matyti tokį vaizdą. Aš norėčiau, kad tu būtum toksai. Ir to vietoj, kas gaunasi, tai kad vardant to mūsų vidinio vaizdinio realizavimo, mes esam pasiruošę, taip sakant, sumokėti bet kokią kainą. Ir neretu atveju mes naudojam savo vidinį terminą, kad tikslas pateisina priemonę. Tai yra vardant to, kad aš kitame žmoguje galėčiau matyti tai, ką aš noriu matyti, aš imsiuosi bet kokių priemonių. Ir mes nueina į gan ekstremalius scenarijus, kur prasideda kontrolė, manipuliacija, apgavystė, sukčiavimai, bet kas vardant to, kad kitą žmogų paversti tuo, kuo mes norim jį matyti. Ir šitoje vietoje prasideda daug problemų labai tiek santykiuose, tiek bet kokiose situacijose, kur ar tai yra darbiniai, tarkim, santykiai, kur darbdavys taipogi
darbdavys turi tam tikrą kontrolės elementą, kur pagal pasirašytą kontraktą jisai iš mūsų tikisi, kad bus atitikti tam tikri lūkesčiai. Bet vėlgi kai kurie darbdaviai yra lankstesni ir jie sako, tu tik tais ateik ir tu tik tais daryk savo darbą taip, kaip tu geriausiai gali ir man tai yra svarbiausia. Ir tai yra gan lankstus darbo kontraktas. Kiti vis tik darbdaviai yra tokie, kurie nuolatos ateina, nuolatos kišasi į procesą, nuolatos bando jį reguliuoti, ten, kaip jie įsivaizduoja, optimizuoti procesą ir viską ten makaluoja, viską keičia ir viską daro, nes viską nori matyti taip, kaip jie nori tai matyti. Ir šitoje vietoje iš darbdavio perspektyvos tai jisai tą vadina darbo optimizavimu, kad tai vyktų sklandžiau darbas. Bet tai visiškai paniekina žmogaus asmenybę, nes galbūt žmogus turi savo kažkokį tai ritmą, kaip jisai dirba. Žmogus šiuo atveju nėra tiesiog robotas, kuriam duodi instrukcijas ir jisai jas seka, sakykime, nuosekliai. Jis nėra tiesiog programa, jisai turi savo asmenybę ir jam yra kažkokie tai vidiniai poreikiai. Ar jam kažkoks specifinis ritmas reikalingas, ar jam kažkokios specifinės sąlygos reikalingos, ar jam kažkokios specifinės aplinkybės reikalingos, ar dar kažkas tai. Ir dalykai, į kuriuos nėra atsižvelgiama, nes darbdavys nori paniekinti visus tavo poreikius. Tu turi tik tais stovėti savo darbo vietoj ir atlikti savo darbą pagal instrukcijas ir negali būti jokių nukrypimų nuo instrukcijų. Tai va, toj vietoje vėlgi yra labai pavojinga. Yra pavojingi tokie dalykai, nes tai naikina žmogaus asmenybę. Nepaisant to, kad žmogus gali iš esmės apsimesti, kad tai neniekina jo asmenybės, bet toks žmogus savo meluoja. Ir tai galiausiai tokį žmogų nuves link to, kad jisai vėlgi pradės nueiti į kažkokias tai ligas ar kažką tai, nes jisai nėra susilygiavęs su savo jausmais, jis nėra sąžiningas pats savo. Ir jisai galvoja, kad kažkieno įtakos kontrolės energijos yra svarbiau ir kadangi jos yra svarbiau, tai jos turi dominuoti ir mes turim atsisakyti savo jausmų vardan to, kad įtikti kažkam kitam. Ir toje vietoje būtent bandymas įtikti kažkam kitam yra noras atiduoti savo energiją kitam. Nes net atsiranda tokia hierarchija, kur vienas ateina ir jisai diktuoja sąlygas ir kitas, jis turi du variantus ir jisai turi arba sutikti su tuo, arba argumentuoti, kontrargumentuoti būtent tą diktatūrą. Ir toje vietoje žmonės nenorėdami problemų, jie tiesiog dažniausiai sutinka, bet sutikdami jie tada neretu atveju išduoda save. O jeigu tam žmogui, taip sakant, pasisekė, kad jisai yra tokioj situacijoje savo gyvenime, kur jisai yra susiligiavęs su savimi, su savo vidiniu savimi, tai tada labai smagu, kad tokiam žmogui pavyko, tarkim, surasti gyvenime tokią veiklą, dėl kurios jisai neišduoda savęs ir yra susiligiavęs su savimi. Tai tada tas žmogus yra vadinamas sėkmingas žmogus. Tai yra, sakykime, retesnis variantas mūsų pasaulyje. Gal 5% pasaulio gyventojų taip sugeba. Didesnė dalis vis tik nėra pilnai susiligiavę ir jie turi arba bent jau balansuoti tarp to, kad jie iš dalies išduoda save vardan to, kad įtikti kažkam, arba visiškai yra išdavę save. Ir dėja, bet statistika yra tokia, kad tie žmonės, kurie daugiausiai yra save išdavę, jie yra labiausiai nelaimingi ir taipogi gyvena gan, sakykime, statistiškai prasčiausiai ir ekonomiškai ir visais kitais atžvilgiais neįtin palankiai. Tai toje vietoje tiesiog taip nutinka dėl to, kad žmogus neklauso savo aukštesnės sąmonės ir verčiau renkasi kažkieno kito kontrolę, kad kažkas kitas jį kontroliuos ir tokiu būdu netenka savo gyvybinės energijos tam atiduodamas tą
energiją kontrolieriui ir dėl to negali augti. Jisai kaip ir kiekvienas žmogus, jisai turi savo energijos banką ir iš to banko jisai galėtų sukurti didelius turtus. Bet jisai verčiau tą banką savo atiduoda kažkam kitam, sako, aš nesugebu savo banko naudotis, aš atiduodu tai kontrolę kitam, o tada tas, kuris perima tą kontrolę, o tada jisai ir apsprendžia, kiek duoti tau energijos, kiek neduoti, gal dar daugiau nuo tavęs paimti, nes toj vietoj tiesiog kas gaunasi, tai kad mes nesijaučiam atsakingi patys už save, už savo energiją, už savo būseną, tai kažkas kitas perima tą mūsų kontrolę ir toj vietoj, mes tada galim kaltinti, kad kaip yra negerai, kad kažkas mus čia kontroliuoja, bet tas kontrolierius jis neatsirado iš niekur, jis neatsirado, ta prasme, kažkaip per kažkokį nesusipratimą, jisai atsirado dėl to, kad mes sutikom atiduoti tą energiją kontrolieriui. Ir jeigu mes jam ją atidavėm, reiškia, mes toj vietoj savo energijos netekom ir tas kontrolierius tą energiją maitindamasis, jisai gali mus valdyti. Tai lygiai taip pat yra su visa ten vadinama karminė sistema, ar mūsų valdžiomis, ar elementariai santykiais. Tai yra, kad yra kontrolieriai, kurie mėgaujasi tą kontrolę ir kol tie kontrolieriai yra ir kol mes jiem duosim galią, tol jie tą kontrolę naudosis. O jeigu mes norim rodyti tinkamą pavyzdį, kaip tai turėtų būti, tai pavyzdys yra ta vadinama įtaka, kurios metu mes rekomenduojam dalykus ir leidžiam žmogui priimti sprendimą pačiam, kad jisai pats augtų savo sprendimuose, o ne kontroliuojam jį, kad paskiau, jeigu kitas nesilaiko tos kontrolės, tai į ką tai veda? Į bausmę. Nes mes turim kažkaip parodyti tam žmogui, kad jeigu jis nesilaikys kontrolės, jisai bus nubaustas. Tada tai veda į bausmės. Tai šitoje vietoje tiesiog tokia buvo daugmaž esmė papasakot šį susitikimą. Gal iš to kilo būti klausimų ar komentarų. Iš esmės, taip, dažniausiai mūsų reakcija, kai mes suvokiam, kad kažkas kontroliuoja mūsų energiją, tai yra staigus noras nutraukti tą energiją. Ir tai tokia yra automatinė reakcija dažniausiai. Tai ta reakcija nėra būtina, galima kitaip išspręsti tą dalyką, galima tiesiog subalansuoti po truputėlį tas energijas ir tiesiog neleisti kitam mūsų kontroliuoti, bet kartais mes tiesiog labai staigiai sureaguojam ir matom, kažkas mane kontroliuoja, ne, aš turiu nutraukti šitą ryšį, tai būna automatinė reakcija, bet jinai nėra pilnai sąmoningai priimta ta reakcija. Sąmoningai, tai mes tiesiog pridėtume po truputėlį balansuotas energijas ir tiesiog neleisti kitam daryti tokios kontrolės, bet tam reikalingas, jau šioks toks įdirbis, kad mes būtume išmokę dirbti su tom energijom. Ir prastai, tai mes, ta prasme, galime sakyti, labai mus šokiruoja, kad mes suvokiam, kad mus čia kažkas kontroliuoja, ir tada mes to šoko vedini tiesiog norim numesti tas energijas ir nutraukti staiga, kas, kartais tiesiog nutrūksta ir baigėsi, o kartais paskui turi visokių ir nelabai sėkmingų pasiekimų. Visi žmonės yra subalansuojami, tai yra klausimas, ant kiek mes esam meistriškai jau įvaldę tą procesą, tai nuo mūsų meistriškumo priklauso. Ir žinoma, kiekvienas partneris turi atitikti mūsų galimybės. Nesame pozicijoje ten eiti ir Anglijos karališkąją šeimą subalansuoti, kad jie neturėtų tiek galios, kiek jie turi. Tai pagal savo galimybės renkamės. Taip, nes ta situacija visa, jinai sukėlė šoką. Bet tas šokas buvo aukštesnės sąmonės numatytas, kad tai pažadins ryšį su aukštesnė sąmonė ir tai būtent nubudins sielą, nes siela buvo šiek tiek apsnūdus ir būtent šioks toks tas krestelėjimas, jisai būtent išbudino sielą.
Toj vietoje viskas vyko pagal aukštesnį planą, nepaisant to, kad tai gal ir atrodė neįtin komfortiška, bet tas diskomfortas buvo tik dėl to, kad, kai mes einam bandam ir ryte, nenoriu keltis, tingiu labai, netrukdykit manęs, tai tada, taip sakant, mus labiau žadina ir paskui jau išverčia iš lovos, nes, reikia keltis. Tai toj vietoje tiesiog taip gaunasi tas procesas. Taip ir reikia atkreipti dėmesį taipogi, kad daug labai tenka girdėti istorijų, kur mokiniai nueina pas mokytojus ir tie mokytojai tada tampa kontrolės maniakai ir pradeda diktuoti žmogui gyvenimą ir viską kontroliuoti jo gyvenime, viską reguliuoti jo gyvenime ir paskui tie mokiniai bėga nuo tų mokytojų, nes ta prasme, kas ten gaunasi tas, kad tai yra tik dar vienas kontrolės modelis. Ir būtent to modelio mes turim stengtis vengti, mes turim demonstruoti aukštesnį sąmoningumą toje vietoje. Mes turim demonstruoti tokį pavyzdį, kad mes norim įtakoti kitą žmogų ir duoti jam pasirinkti, o ne valdyti kitą žmogų ir sakyti, ne, tu turi daryti šitaip arba šitaip ir kitaip būti negali. Tai toje vietoje mes turim demonstruoti šiokį tokį tą aukštesnį sąmoningumą ir rodyti tą teisingesnį pavyzdį. Ir kontroliuoti mes galim tik tais, tarkim, kaip yra mažas vaikas, kuris nežino, kad išbėgti gatvę ir jį gali nutrenkti mašiną. Tai jisai to nežino. Ir toje vietoje jisai gal ne visais atvejais užtenka, sakykime, to tik tais švelnaus vedimo, kad tu sakai, neik į gatvę, nes ten mašina tada gali nutrenkti. Jis gali to ir nesuprasti. Tai toj vietoj, kol jis dar neturi suvokimo, tai tada mes jam, taip sakant, uždarom vartelius, kad jisai neišeitų, nes jisai gali papulti labai rimtą bėdą. Tai toj vietoj, kol, sakykime, žmogus dar nėra pilnai už save atsakingas, tai šiokia tokia kontrolė gaunasi neišvengiamai. Bet kai žmogus tampa pilnai už save atsakingas, tai tada kontrolė turi būti atpalaiduota toje vietoje. Ir tas žmogus, kuris yra sąmoningas, tai jisai natūraliai tą kontrolę atpalaiduos, o tas, kuris nėra sąmoningas, kuris niekada ir neplanavo tos kontrolės atleisti, jisai ir toliau nori kontroliuoti, tai tada tam žmogui turi būti parodyta, kad jis neturi teisės mūsų kontroliuoti ir kad mes turim išmokti savarankiškai priimti sprendimus ir būti savarankiškos asmenybės. Priešingų atveju gaunasi energijų disbalansas, nes kitas žmogus turi per daug galios ir jam taip neturėtų būti. Tai yra iliuzija. Tai yra tikrai vertingas pastebėjimas, kontrolė yra iliuzija, nes tas žmogus, kuris kontroliuoja kitą žmogų, jisai galvoja, aš jį kontroliuoju, ir aš jį valdau, bet tai yra iliuzija, nes tas valdantysis įvaldo tą valdomąjį tik dėl to, kad valdomasis leidžiasi kontroliuojamas. Ir jisai tiesiog sutinka su viskuo, kas yra sakoma. Tai nereiškia, kad būtent tas, kuris valdo, iš tikrųjų valdo jį tiesioginę prasme. Tai yra iliuzija, kurią jisai savo susikuria. Bet tas, kuris yra valdomas, jisai toj vietoje tiesiog sutinka su viskuo, su tuo, kas yra diktuojama. Ir ta iliuzija tokiu būdu ir susidaro, kad tas, kuris valdo, jisai turi iliuziją, kad jisai turi pilną kontrolę. Bet ta kontrolė yra tik tiek, kiek anas sutinka su tuo. Ir dėl to tai yra iliuzija, nes tai nėra tikra kontrolė. Tai yra tiesiog susitapatinimas, kad tas, kuris yra valdomas, tapatinasi su tuo, kuris yra valdomas, nes jis atsisako savo individualumo, savo asmenybės ir dėl to yra ta visa tokia kontrolė. Bet jinai yra tik iki to momento, kol žmogus apsisuks ir pasakys ne. Ir tada tai baigsis. Tai yra tam tikra saviiliuzija. Na tai gerai. Tai kaip ir tiek šitam mūsų susitikimui, tai tada šią savaitę tyrinėkim šias energijas, o tada kitą kartą susitiksim vis dar savo laiku, nes tik tais dar sekantį savaitgalį galimai bus pokyčių. Tai tada, iki kito mūsų susitikimo.